Balandis išsikrausto. Visą dieną dangumi plaukė debesis, gabeno balandžio bagažą. O aš išsiruošiau pasižiūrėti, kaip atrodo kraštas po balandžio valdžios. Žvelgiu nuo tilto į Nemenčinę. Upės krantai ir krūmai šiek tiek padažyti. Po to važiavau į Pabradę. Netoli Pabradės yra slėnis. Prieš kelis metus jame žėlė tik laukinė pieva ir vingiavo upelis. O dabar turtuolio pasamdyti žmonės pastatė rūmus, nutiesė takelius, įrengė tiltelius, viską apjuosė tvorą ir įrengė videokameras. Praeis kažkiek laiko ir gyvenimas paguldys šių rūmų savininką po akmeninę plokštę, tyliai išjungs videokameras ir nuardys tvorą. Taip juk visada būna. O štai ir Pabradė. Pasižvalgiau po ją ir iš viršaus nuo kalno, ir iš vidaus gatvėje. Keli kilometrai iš Pabradės yra slėnis. Jame vingiuoja Dubinga, ant krantų stovi keli nameliai, o ta vietovė vadinasi Kabakėlis. Jau matau gražiuosius palinkusius Joniškio beržus. Dar kilometras ir Joniškis. Po Joniškio Uta ir Inturkė. Inturkėje yra sena medinė 18 amžiaus bažnyčia.
Paspaudžiau skląstį ir bažnyčios durys atsidarė. Buvau visiškai vienas. Sudie intarke, priekyje molėtai. Molėtai, kaip ir daugelį miestų ir miestelių, iš toli pamatai bažnyčios bokštus ir, žinoma, Maksimą. Važiuodamas iš Molėtų į Giedraičius pakelyje pamačiau baltą arklį. Po alkanos žiemos jis atrodė pavargęs ir sulysęs. O štai šitaip jis atrodė prieš porą metų vasarą. Nuo kalvos žvelgiu į Giedraičius. Mano kelyje dar Giedraičiai, Paberžė, Vilnius, tiltas per Nerį, vakaras.